I want to talk about Psalm. Šiandien noriu kalbėti apie psalmę. Does anybody know which psalm this is? Ar žinote psalmę? 23. Gerai. So I want to speak about Psalm 23. Kalbėsiu apie 23 psalmę. Maybe we will pray quickly. Gal trumpai pasimelsim. Father, Dieve, thank you for your word. Ačiū už tavo žodį. I pray that your Holy Spirit will be here. Meldžiu, kad tavo šventoji dvasia būtų čia. That we hear what you have to say to us. Kad girdėtume, ką jie nori mums pasakyti. That what not from you we forget. That what is not from you we will forget. Nes kas ne iš tavęs mes pamiršim. And help us, Holy Spirit. Ir padėk mums šventoji dvasia. In your name we pray. Ir Jėzus vardu meldžiam. Who wrote Psalm 23? Kas parašė šitą psalmę? Dovydas. Kaip parašyta Dovydo psalmė. So, King David, karalius Dovydas, he was a shepherd. Jis buvo piemuo, as a young boy. Tyliai, baikit šnekėt, prašau. Reik verstis. Aš atsiprašau, aš jam tik paaiškinau, atsiprašau, labai. Aš irgi negirdžiu. He was a shepherd, as a young boy, jaunas vaikinas, and he spent much time with the sheep. Ir praleisdavo daug laiko su avim. We have some sheep at home. Ir mes namie taip pat auginam keletą avių. They're quite stupid. Ir jos gan kvailos. They really need a shepherd. Joms tikrai reikia ganytojo. We need a shepherd too. Mums taip pat reikia ganytojo. And Jesus is called the Good Shepherd. O Jėzus yra gerasis ganytojas. Through the Old Testament, ir per visą Seną Testamentą, God is many times pictured as a shepherd. Dievas daugybę kartų yra vaizduojamas kaip piemuo. The Israelites, they were like nomads. Izraelitai buvo kaip klajojanti tauta. And they lived in tents. Gyveno palapinėse. They had sheep. Augino avis. So that's why, we see many times God pictured as a shepherd. Todėl matom, kai ten apie Dievą šnekama, kaip apie piemenį. And I really believe that King David, ir aš tikiu, kad karalius Dovydas had a deep relationship with God. Turėjo gilų santykių su Dievu. And he was a warrior. Jis buvo karys. He was a king. Karalius. But I believe that his relationship with God, bet aš tikiu, kad jo santykius su Dievu, he developed while he was a shepherd. Kad jis tą santykius sukūrė su Dievu, kol jis buvo piemuo. In the field with the sheep. Laukuose su avimis. Psalm 23 is perhaps one of the best known psalms in the Bible. Ir 23 psalmė yra viena geriausiai žinomų Biblijos vietų. You often see in films soldiers when they're in real danger. Dažnai filmuose matai, kai kariai yra tikram pavojui, saying this psalm. Jie cituoja šitą psalmę. My grandfather, mano protėvis, who fought in Second World War, kuris kariavo Antram pasauliniam kare, against the Germans in Holland, prieš vokiečius. This became his favorite psalm. Tai tapo jo mėgstamiausia psalmė. I believe he always knew God. Aš tikiu, kad jis visada pažinojo Dievą. But he became a businessman. Vėliau jis tapo verslininku. Maybe he was not always close to God. Galbūt truputį tolo nuo Dievo. But at the end of his life, bet gyvenimo gale, this psalm became his hope. Šita psalmė tapo jo viltimi. Rita, you have a little testimony. Rita, tu turi nedidelį liudijimą. Taip čia. Nereikės versti. Kai sakė psalmė 23 yra žinoma ir dažniausiai, kai laidotuvės, dažniausiai tą psalmę kažkodėl tai cituoja. Ir aš atsimenu dar prieš 11 metų turėjau tokį sapną, kur tikrai tas, kai sako, tas ramus vanduo, žolė, bet ne tai, kad ten upelis, kai sako, prie ramių vandenų, tikrai tas ramus vanduo, žolytė ir žalias kalnas. Sakau, tikrai sapnavau 23 psalmę. Sakau, aš čia numirsiu, ar kas čia nesupratau, kodėl, ir prie ko čia tas žalias kalnas,
psalmėse neparašyta žalias kalnas, ne? Bet Dievas vis tiek kažkaip per tą psalmę įspėjo, nes vis tiek kažkaip taip, Dievas kalba apie mirtį dažniausiai per tą psalmę. Ir po mėnesio mano mama mirė. Galvoju, koks įspėjimas buvo. Bet galvoju, prie ko čia žalias kalnas? Jinai gyveno Žaliakalnyje. Galvoju, kaip viskas susiję, kaip Dievas įspėja. Kai dabar aš galvoju, mus irgi biškai grąžino į Lietuvą. Sakau, jeigu kas nors toks įvyks, noriu grįžti į Lietuvą, noriu būti šalia artimųjų. Ir tik prieš pat COVID mes grįžom į Lietuvą. Mes sausio gale grįžom, prasidėjo COVID, užsidarė kovo 16, už mėnesio viskas užsidarė. Galvoju, kaip Dievas visą laiką, norėjau pasakyti, kad parodo, įspėja, jeigu kažkokie tai negeri dalykai, jisai kalba. So, because I believe David had a real relationship with God, Kadangi Dovydas turėjo tikrą santykį su Dievu, I just want to go through the psalm verse by verse, noriu perėti psalmę eilutę po eilutės, and perhaps we can learn something from him. tai galbūt kažką išmoksime iš to. So, Taigi, we go just the first verse. pirma eilutė, The Lord is my shepherd, I shall not want. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. So, the way we look at a shepherd in the West Kaip mes matome piemenį vakaruose, is very different than in the Middle East. yra labai didelis skirtumas nuo to, kaip jie mato piemenį vidurio rytuose. I don't know if there are still shepherds in Lithuania and Holland, there is still a few. Ar nežinau, Lietuvoje dar yra ganytojų, Olandijai dar yra keletas. Yeah. And they drive the sheep before them. Ir jie varo avis prieš save. So they have dogs with them Turi šunis su savim and they push the sheep. ir jie tiesiog stumia tas avis. In the Middle East, O vidurio rytuose the shepherd walks in front of the sheep, ganytojas eina priekyje avių, he talks to them, kalba su jumis and they follow him. ir jos seka jį. So Taigi, Jesus being the good shepherd, kadangi Jėzus yra gerasis ganytojas, he said, my sheep jis sako, mano avis will know my voice, pažins mano balsą they follow me. ir seks manim. Very different. Didelis skirtumas. If we are pushed in our lives, whether that is by our own feelings, O jeigu mes esame stumiami savo gyvenime ar savo jausmų, whether that is from outside something, ar kažkokių išorinių dalykų, very often this is not from God. labai dažnai tai nėra iš Dievo. The Bible says the Holy Spirit is a still small voice, Biblijoje parašyta, kad šventosios dvasios balsas yra ramus ir tylus. and he will walk in front, but Jesus said to the disciples, come, follow me. Ir Jėzus sakė savo mokiniams, eikit, sekit paskui mane. But we don't have to. Ir mes to nedarom. He's not a shepherd that pushes the sheep. Nes jis nėra tas ganytojas, kuris stumtumus per prievartą. And of course, sometimes the sheep can wander off. Ir kartais avis gali nuklysti. Jesus told a parable about that. Ir yra tai patarlė, palyginimas apie tai, kaip nuklysta ta viena avis. About the one sheep that got lost out of 100, Apie tą vieną avį iš 100, kuri paklysta. and he went to look for him. Ir jis eina jos ieškoti. So we need to listen Tai mums reikia klausyti and follow. ir sekti. Very good. Second verse. Antra eilutė. 4. Hang on. Wrong one. He makes me lie down in green pastures and he leads me beside quiet waters. Žaliuose pievose jis mane guldo ir prie ramių vandenų gano. If we look here in the summer in Lithuania, Vasarą Lietuvoje we see green everywhere. matom visur žalią. Loads of water, particularly after this week. Labai daug vandens, ypatingai po šitos savaitės. But in the Middle East, this was very different. Bet vidurio rytuose truputį kitaip viskas. There was not grass everywhere Tai nebuvo visur žalia and not water everywhere. ir nerasti visur vandens. And the sheep had to really rely upon the shepherd. Ir avis tikrai turėjo pasikliauti ganytojų. Our sheep in the spring, we didn't have enough grass in our own field. Ir mes pavasarį savo jų neturėjom pakankamai žalės savo laukose. And we let them out, and there's a big piece of land next to us, which is from kind of everybody. Ir šalia buvo tiesiog valstybinis žemės sklypas. And let the sheep out, Ir mes paleidom avis tenais ganytis. and they just walk like this. They eat a bit,
Jos tiesiog And vaikšto, they go on, they eat a bit, they go on. pavalgo, toliau eina. And if you don't watch them, they will go into the forest or they will walk into the lake. Ir jeigu jų neprižiūrėsi, jos tiesiog tu keliaus. Ar į mišką, ar į vandenį kris. Yeah. So they really need to be looked after. Taigi, jas būtina prižiūrėti. And in the Middle East, well, there was not so much grass and not so much water. Ir vidurio rytuose, kur nėra tiek daug žolės ir vandens, They really had to rely upon the shepherd. jos tikrai turi pasikliauti ganytojui. Of course, David did this work. Ir Dovydas tikrai atliko tą darbą, He could really understand this, jis tikrai tai suprato, and he really started to understand who God really is. ir tikrai suprato, koks yra Dievas. That without God, Kad be Dievo, without Jesus, be Jėzaus, we'd be the same. We wander off, būsim tokie patys, we get lost, pasiklysim, and we need Him to call us back. ir mums reikia girdėti jo balsą, kad jis parvestų mus atgal. So, the next verse. Sekanti eilutė, He restores my soul, jis atgaivina mano gyvastį He guides me to the paths of righteousness ir veda teisumo takais, for His name's sake. kaip dera jo vardui. David understood Dovydas suprato, that God was not just about his physical needs. kad Dievas tai nėra tik tavo fiziniai poreikiai. Of course, the shepherd Žinoma, ganytojas leads the sheep to the grass, veda vis prie žolės, to the water. prie vandens. This is all physical needs. Tai yra mūsų fiziniai poreikiai Does God care for our physical needs? ir Dievui tai rūpi, He does. jam tai rūpi. But the spiritual needs Bet mes taip pat turim dvasinius poreikius, are much more important. kurie yra dar svarbesni. David said, He restores my soul. Ir Dovydas sako, jūs atgaivina mano sielą. David lived before Jesus Christ. Ir Dovydas gyveno dar prieš Jėzų Kristų. The Holy Spirit did not fall on all people. Ir tuo metu ne visi turėjo šventą dvasią. David was anointed by Samuel as king with oil. O Dovydas buvo pateptas pranašo Samuelio aliejum, kad taptų karalium. Often the king had the Holy Spirit. Ir žydų karalius turėdavo šventą dvasią. But before the king, we had the judges in Israel. O prieš karalius turėjom, kad Izraelį valdė teisėjai. Samson, he was really strong because of the Holy Spirit. Vienas iš jų buvo Samsonas, kuris buvo labai stiprus dėl šventosios dvasios. But Peter said, at the end of time, my God's Spirit will fall upon all flesh. O Petras sako, kad laikų gale šventoji dvasia bus išlieta ant kiekvieno kūno. But David understood Bet Dovydas tai suprato, that without God's touch, kad be Dievo prisilietimo our soul is dead. mūsų siela yra mirusi. And he understood Ir jis tai suprato, he could only be alive because of God. kad jis gali būti gyvas tik dėl Dievo. And he said, he will lead me on the path of righteousness Ir jis sako, jis ves mane teisumo keliu. for David's name? Deivido? Dovydo vardu? No, Ne. for God's name's sake. Dievo. Dėl Dievo vardo. Jesus paid the price for us. Ir Jėzus sumokėjo kainą už mus. We cannot be righteous on our own strength. Mes negalim būti teisūs patys iš savęs. If we do, we have fallen into religion again. Jeigu mes tai bandysim daryti, mes vėl papulsim į religijos spąstus. Only Jesus Tik tai Jėzus can make me gali padaryti and others mane, Algį and all of you ir visus jūs righteous. teisius. I heard a guy say one time, how did he say it? Girdėjau, kaip vieną kartą vienas vyras pasakė taip. We are not saved by works, Mes nesame išgelbėti darbais, but we are saved for works, bet esame išgelbėti dėl darbų. to do God's work. Kad galėtume daryti Dievo darbus. And David understood Ir Dovydas tai suprato, that righteousness could only come from God kad teisumas ateina tik iš Dievo for his name. dėl jo vardo. Was David perfect? Ar Dovydas buvo tobulas? No. Tikrai ne. We can read the story in Kings and in Chronicles in the Old Testament. Karalių kronikų knygose galim paskaityti apie Dovydą, apie jo nusikaltimus. He made many mistakes. Jis padarė daugybę klaidų. And yet God said that David is a man after my heart. Ir vis tiek Dievas sakė, kad tai yra vyras pagal mano širdį. Why? Kodėl? Because David always showed mercy. Nes Dovydas visada rodydavo gailestingumą. He was a warrior. Jis buvo karys, He was not afraid, jis nebuvo bailys, but he chose the path of mercy. bet jis rinkdavos gailestingumo kelią. He could have killed Saul, the old king, Galėjo nužudyti Saulių, senąjį karalių, many times. daugybę kartų. And he said, no,
Bet jis susilaikydavo nuo to. This is God's job. Pasakydavo, kad tai yra Dievo darbas. So we carry on. Taigi, tęsim toliau. Although I walk through the valley of the shadow of death, Nors eisiu per tamsiausią slėnį, I will fear no evil, nebijau jokio pavojaus, for your rod and your staff is with nes me. tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. David was a shepherd. Dovydas buvo ganytojas, He walked with a big long staff. jis turėjo didelę lazdą, And when he stood before Goliath, the big giant, ir kai stovėjo prieš Galijotą, tą milžiną, as still quite a young man, boy, būdamas dar jaunų berniukų, he was not afraid. jis nebijojo. Because why? Kodėl? He said, I have stopped lions and bears Nes aš kovodavau su liūtais ir su lakiais, to steal my sheep. kad jie nepavogtų mano avių. He used his staff Ir jis naudojo tą lazdą to protect his sheep. apginti savo avis. And David knew Ir Dovydas žinojo, that God on his side, kad Dievas yra jo pusėje, that God will use his staff kad Dievas panaudos jo lazdą, to protect him. kad apgintų jį. What did he say to Goliath? Ir ką jis pasakė Galijotui, You come to me with sword and spear. tu ateini pas mane su kardu ir ietimi, He said, I come to you in the name of the Lord. aš ateinu pas tave viešpatės vardu. And today he will give your life in Ir my hands. šiandien jis atiduos tavo gyvybę į mano rankas. And threw a small stone with a sling, Ir su nedideliu akmenuku, su metyklė, hit Goliath in the head, pataikė Galijotui į galvą, got his sword and chopped off his head. paėmė jo kardą ir nukirto jam galvą su jo kardu Galijotui. Why? Kodėl? Because Goliath had mocked his God. Nes Galijotas šaipėsi iš Dovydo Dievo, And God is not mocked. o Dievas nesileidžia išjuokiamas. When we lived in Ireland, Kai gyvenom Airijoje, there's a museum about the Titanic. buvo muziejus apie Titaniką. In that place, in the cove, Toje vietoje, that was the last place the Titanic stopped to take coal on board. ten buvo paskutinė vieta, kur Titanikas sustojo prieš kelionę per Atlantą. In the museum, Ir muziejai there is a saying or a verse on the wall yra tokia eilutė užrašyta, that the owner of the Titanic said before the Titanic left. ką Titaniko savininkas pasakė prieš išplaukiant Titanikui, It said, God himself cannot sink this ship. pats Dievas negalėtų paskandinti šitą laivą. First journey. Ir pirmą kelionę laivas nuskenda. So God is not mocked. Taigi iš Dievo nepasišaipys. And David knew that on God's side, Dovydas žinojo, kad Dievo pusėje, nothing could stand against him. kad jeigu jis yra Dievo pusėje, kad niekas prieš jį neatsilaikys. Apostle Paul says that. Apaštalas Paulius sako tą patį. He said, neither demons nor angels, Nei demonai, nei angelai, nor heights nor depths, nei aukštumos, nei žemumos, nothing can take me away from the love of God. niekas negalės atskirti manęs nuo Dievo meilės. So, in our lives, Taigi mūsų gyvenimuose, no matter what happens, nesvarbu kas įvyktų, we can trust God. galim pasitikėti Dievu, He's in control. nes jis viską kontroliuoja. No matter what happens. Nesvarbu kas vyksta, And of course, the enemy is all the time there saying, can you really trust God? aišku, visada yra priešas, kuris tau prikaišos, ir ar tu gali pasitikėti Dievu, That's what he said to Eve in the garden. tai jis tą sakė Ievui sode, Did God really say you can't eat from the tree? ir Dievas tikrai tau sakė, kad tu negali valgyti to medžio. And it's not that she stopped believing in God, Ir tai ne tai, kad ji nustojo tikėti Dievu, but she started to not trust God. kad ji pradėjo nepasitikėti Dievu. And of course, sin came into the world. And Ir per tai tie nuodėmėjai pasaulį. so let's carry on. Taigi tęskim toliau. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Tu padingi man stalą mano priešų matomoje vietoje. You have anointed my head with oil. Pasipilduosi mano galvą aliejumi. My cup overflows. Sklidina mano taurė. The oil on David's head, what he's talking about here, Aliejus, apie ką čia šneka Dovydas? that really happened. Sorry? That really happened. Ai, tai tikrai įvyko. Samuel had to go look for a new king.
Samuelis, pranašas, turėjo surasti naują karalių žydams He had to go to David's father, Jesse, ir buvo nukreiptas pas Jesę, į Dovydo šeimyną. and Samuel looked at all Jesse's sons. Ir Samuelis patikrino visus Jesės vaikus, vyrus. But God didn't speak. Ir Dievas nei apie vieną iš jų nepasakė, tai bus būsimas karalius. There was only the smallest and youngest son left. Ir buvo likęs tik vienas Dovydas, He was still in the field with the kuris sheep. tuo metu buvo laukuose su avimis. And Samuel said, call him. O Samuelis pasakė, pašauk jį. And God spoke, this is him. Tada Dievas pasakė, štai jisai. Samuel anointed his head with oil. Samuelis pranašas tada patepė It's, Dovydo galvą aliejum. it's often a sign of the Holy Spirit coming upon us. Ir tai yra dažnai ženklas, David kad šventoji dvasia nužengia ant mūsų. And David said, my cup overflowed. Ir Dovydas sako, mano taurė sklidina, I got filled with God, aš esu pripildytas Dievo, with his spirit. jo dvasios. And he said, God will prepare a table before my enemies for me. A table Ir jisai before. sako, kad Dievas paruoš man stalą mano priešų akivaizdoje. This is true. Tai tiesa, We, as our organization, Viltus Incarus, mes kaip organizacija Vilties Inkaras, as missionaries we live, kaip misionieriai, is very interesting. tai labai įdomu. Sometimes we get gifts from people, Kartais gaunam dovanų žmonių, and we have, things are quite easy. tada būna lengva gyventi. And then there's also times when it is very difficult, there's no money coming, O būna momentų, kai sunku gyventi, kai tu neturi pajamų and yet God has always provided for us. ir Dievas visada mus aprūpina. Last week my father rang me. Praeitą savaitę mano tėvas paskambino My father has worked all his life with reed roofs, ir visą gyvenimą mano tėvas dengia nendrinius stogus. and he has helped, he's nearly 80 now, but he's helped some businessmen with getting reeds from China to import to Holland. Ir jam dabar beveik 80 metų ir jis padėjo vienam verslininkui importuoti nendrės stogams iš Kinijos. And he rang last week and he said, these guys want to give you money. Ir jis man skambina praeitą savaitę ir sako, tie verslininkai, kuriem padėjau, nori save paremti. They were in a local bar having some food. Ir jie ten tiesiog bendravo, sėdėjo kavinėje. And I'm thinking, this is just talk after some snapses. Nu, aš galvoju, čia tik kalbas. Prigėrė, pasidarė dosnus, įsiblaivys, nebenorės niekada. These guys are not Christians. Nes tie vyrai net krikščionys. And the next day there was money on our account. O sekančią dieną pinigai jau buvo mano sąskaita. This first came to my mind. Ir man pirmiausia atėjo šita vieta. God will use even your enemies Dievas panaudos netgi tavo priešus, to make things happen in your life. kad įvyktų dalykai tavo gyvenime. In the Old Testament, God spoke through a donkey. Senam testamente yra tokia istorija, kur Dievas per asilą prašnekėjo žmogui God can speak through anybody. ir Dievas gali per bet kurį šnekėti. First of all, of course, His Word. Pirmiausia, aišku, šneka per savo žodį, Bibliją, Often through brothers and sisters. tada per brolius ir sesės, But He can also speak to somebody just that is out there on the road. bet taip pat jis gali prašnekėti per bet kurį žmogų. And we should not forget that. Ir mes turėtume to nepamiršti. Often we say like, there's there the world and then there is also the church. Dažnai mes sakome, ai ten pasauliečiai, mes bažnyčia. But Jesus said, O Jėzus sako, we are not of this world, mes ne iš šio pasaulio, but we have to live in this world. bet turim gyventi šiame pasaulyje. And if we would not live in this world, Ir jeigu mes negyventume šiame pasaulyje, then the gospel could not go tada out. Evangelija negalėtų plisti. So yes, He really does prepare a table in front of our enemies. Taigi taip, jis tikrai paruošė stalą mūsų priešų akivaizdoje. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, Tikrai gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. ir aš visada gyvensiu viešpatės namuose. You know, Žinot, King David says, karalius Dovydas sako, God's goodness will follow me. kad Dievo gerumas persekios mane. You know, David made mistakes. Ar žinot, kad Dovydas padarė klaidų? One of his sons was born dead. Vienas jo sūnus gimė negyvas, He had many wars in his life.
turėjo daugybę karų savo gyvenime. Some of his children tried to kill him and take the kingdom from him. Kai kurie jo vaikai bandė jį nužudyti ir atimti šio karalystę. So from just a worldly perspective, Taigi iš pasauliečio perspektyvos, things were maybe not always good. ne visada jam viskas puikiai klostės. But David knew that God is always good, Bet Dovydas žinojo, kad Dievas visuomet yra geras and that nothing can stand against God's plan. ir kad niekas negali sutrukdyti Dievo planą. David wanted to build a temple. Dovydas norėjo pastatyti šventyklą, God said, no, you're not building it, your son will build it. o Dievas jam pasakė, ne, tu jos nestatysi, tavo sūnus ją pastatys. But David made plans, Bet Dovydas parengė planus, collected nearly all the materials, surinko statybinės medžiagas and despite the mistakes he made in his ir life, nepaisant klaidų, kurias padarė savo gyvenime, and despite the difficulties that came, nepaisant tų sunkumų, kurias patyrė, his son Solomon jo sūnus Saliamonas built the temple. pastatė šventyklą And there is nothing that can stand against God's will. ir niekas negali pasipriešinti Dievo valiai. Today we can look around us in the world. Taigi galim šiandien apsižvalgyti po pasaulį, There is wars everywhere, vyksta karai, natural disasters, nelaimės stichinės and yet God is still in charge. ir vis tiek viską kontroliuoja, valdo Dievas. We even know that in the Bible it says that these things must happen. Jeigu Biblijoje parašyta, tai tie dalykai turi, privalo įvykti. Otherwise, God's timeline and the end of times cannot come. Nes tokia yra Dievo laiko linija, kad sulauktume paskutinių laikų. So he says, I will dwell in the house of the Lord forever. Taigi, sako, aš gyvensiu viešpatės namuose per amžius. Some Bible teachers believe that this was just about his kingdom on earth, Kai kurie bando aiškinti, kad tai jis šneka apie savo karalystę žemėje. but I believe King David knew Bet aš tikiu, kad karalius Dovydas žinojo, that this was not just about here on earth, kad tai ne tik apie gyvenimą žemėje, but for eternal life after. bet apie amžiną gyvenimą. This is what gave my grandfather hope. Tai štai kas suteikia mano seneliui vilties, On his deathbed, jo mirties patale. this is the verse he was saying. Tai va šita eilutė, He believed jis tikėjo, that he would be with the Lord kad forever. jis bus visuomet su viešpačiu. We can know Ir mes galim žinoti, that whenever the end of our life comes, kai ateina sunkumai į mūsų gyvenimus, or if Jesus comes back before that, gal ir Jėzus sugrįš iki to laiko, that we will be with him kad mes būsime su juo forever visuomet, and ever visuomet and ever. per amžius. Where there's no pain, Kai nebus skausmo, no tears, ašarų, no war, jokių karų, we'll be with him. būsime su juo. This is the biggest promise that we can live for. Tai yra didžiausias pažadas, kuriuo mes galime pasitikėti gyvendami. It's fantastic if God does a miracle in our world, in this life, Tai bus nuostabu, jeigu mes tai pamatysime, kol gyvesam. but it's very limited, very short. Bet mūsų gyvenimai labai trumpi. Sometimes you see Christians who have big struggles. Sometimes you see Christians who have big struggles, like difficult life. Ir kartais matai krikščionis, kurie turi labai sudėtingus, sunkius gyvenimus, daug bėdų, And they're still full of joy. ir jie vis tiek yra pilni džiaugsmo. How can they do that? Kaip jiems tai pavyksta? Because they know Nes jie žino, that the troubles of this life kad šio gyvenimo problemos are nothing compared yra niekas palyginus to what is waiting for us after. su to, kas mūsų laukia po to. I like one Christian singer, Kaip vienas krikščionis dainininkas before his song, he says, sako savo dainoje, the Bible says God made this world in 6 days. Biblija sako, kad Dievas pasaulį sukūrė per 6 dienas. And he says, some scientists maybe say that this is not true. Kai kurie mokslininkai sako, kad tai turbūt netiesa. Some Bible teachers may say this is true. Biblijos mokytojai sako, kad tai yra tiesa. So for me, it's not so important. Man sako, tai nėra taip svarbu. But he said, if this world took 6 days to build, Jeigu ir šį pasaulį užtruko sukurti 6 dienas, Jesus Christ has been gone 2,000 years. Jesus Christ has been gone from this world 2,000 o years. Jėzus Kristus jau iškeliavo
šio pasaulio prieš 2000 metų. And when he left, he said, I go prepare a home for you. Ir kai jis iškeliavo, jis pasakė, aš einu jums paruošti buveinės. So this place took 6 days to build. Tai jeigu šį pasaulį užtruko sukurti 6 dienas, And Jesus is already working 2,000 years on the place where we're going to be. o Jėzus dabar jau dirba 2000 metų prie tos vietos, kur mums teks gyventi, This place is like a garbage tai šita vieta tarsi šiukšlynas tada, compared to what is to be. palyginus su tom, kas mūsų laukia. So that's what we can look forward to. Taigi mes turim žiūrėti į ateitį And I really believe that really helped King David ir aš tikrai tikiu, kad tai padėjo karaliui Dovydui to live his life gyventi jo gyvenimą as a shepherd, kaip piemenukui, as a warrior, kaip kariui, as a king. kaip karaliui Where did God shape him? ir kaip jį Dievas keitė, While he was with the sheep in the field. kai jis buvo su avimis laukose. And often we have times in our lives Ir dažnai mes turim laiką savo gyvenimuose, where we're maybe like David in a very humble place. ir mes kaip Dovydas esam tokioj žeminančiai padėty, And we want to be not in the humble place, we want to be, up high. mes norim aukštumų, But it's in that humble place in those difficult times bet tose žemumuose, tose sunkiuose laikuose where God shapes us, Dievas mus keičia, where God grows us augina mus, to become more like Jesus kad taptume panašesni į Jėzų, so that we can be a light upon others. kad galėtume būti šviesa kitiems. So Taigi, if you want, you can go through this psalm again yourselves paskaitykit patys tą psalmę namuose, and learn išmokit, from King David mokykitės iš karaliaus Dovydo, how to talk to God, kaip kalbėti su Dievu, how to have a relationship with Him. kaip turėti santykių su juo. In this life that we live, we're always busy, Ir šitam gyvenam savo gyvenimus, mes pastoji užsiėmę, we're always running, bėgam, there's always noise. pastoji triukšmas. Can I challenge you Ar galiu mesti jums iššūkį? in the coming week or weeks? Ateinančią savaitę ar savaitės, Take some time, paimkite truputį laiko, go for a walk in the forest, išeikit pasivaikščioti į mišką, or maybe you like to have a room for yourself and close the door. arba tiesiog užsidarykit kambarį pats vienas, But take some quiet time paimkit truputėlį tylaus laiko, to listen. kad paklausytumėtės. We often have prayer meetings in church. Mes dažnai turim maldos susirinkimus bažnyčiose, That's very good. tai labai gerai. But in prayer meetings, we often say what we need from God. Ir tose susirinkimuose dažnai mes sakom, ko mums reikia iš Dievo. And He wants to know. Ir jūs norite žinoti, But in a relationship, bet santykiuose, in prayer, maldoje, there also needs to be time that we listen. taip pat turi būti laikas, kai mes klausomės. That's where we need to find quiet. Todėl mums reikia surasti tą tylumos laiką. Even Jesus did that. Net Jėzus taip darė. If He had been with many people, Jis praleisdavo laiką su daugybė žmonių, He would go into the mountains ir po to eidavo kalnus, to find time with Him and His Father alone. surasti laiko bendravimui su Dievu. So we need to do that too. Ir mums taip pat reikia tai daryti. So I want to pray shortly Noriu trumpai pasimelsti, for the coming week, už ateinančią savaitę, that we will take time kad rastume laiko and be like King David, ir būtume kaip karalius Dovydas, to have some time kad rastume laiko with God. Dievui, su Dievu. Let's pray. Pasimelsti. Father, we just thank you Dieve, dėkojam tau for your word. už tavo žodį. Thank you that your Spirit is still here on earth Ačiū, kad tavo šventoji dvasia yra čia žemėje. and that we can hear your voice. Ir kad mes galim girdėti tavo balsą. Lord, Viešpatė, pray that in the coming week meldžiu, kad ateinančią savaitę we will take some time rastume laiko to get away from the noise pabėgti nuo triukšmo, and the busyness of life. nuo užsiėmimų savo, And where we take some time kad rastume laiko, paimtume truputėlį laiko, to not only talk to you, ne tik kalbėti tau, but to listen to you. bet klausytis tavęs. To listen to you and to listen what you want from us. Ir išgirsti, ko tu nori iš mūsų, Where you're going. kur tu mūsų vedėjai, So that you can be the shepherd kad tu būtų mūsų ganytojas, and we the sheep. o mes avis
can listen to your voice galėtume girdėti tavo balsą and follow you, ir sekti tave, so that we not get lost kad nepasiklystume, or fall off the cliff nenuklystume nuo uolų, or get into trouble, neįsiveltume į problemas, but that we know bet kad žinotume, which direction to go in our lives, kuria kryptim eiti savo gyvenime, to follow you sekti tavim, into, like David said, kaip Dovydas sakė, into the days of everlasting, į nesibaigiančias dienas, into eternal life. į amžiną gyvenimą. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Hallelujah. Aleliuja. Thank you. Ačiū. Thank you.